Baigęs mokyklą, galvoju, kas yra rimti mokslai. Be abejo, chemija, fizika, medicina, dar ekonomika dabar girdi, o prie ko čia sporto mokslas. Tai visuomenė reikia žinoti, kad sporto mokslas yra vienas iš fundamentaliausių, vienas iš labiausiai taikomų, vienas iš labiausiai augomų ir visuomenėje vienas iš labiausiai teikiančias naudų. Sporto mokslo universitetų pasaulyje yra apie keli šimtai. Tai dažniausiai specializuotos nedidelės aukštosios mokyklos. Ypatingais pasiekimais gali pasigirti Skandinavijos universitetai. Į juos lygiuojasi ir glaudžiai bendradarbiauja vienintelis šalyje Lietuvos sporto universitetas. Tiesa, šalies akademiniai bendruomeniai dar reikia įrodinėti sporto mokslo išskirtinumą ir naudą. Pasaulyje sporto mokslo populiarumas milžiniškas, niekas net nekelia klausimą dėl to, kad tokio nėra. Pasiekimai dideli, deja laiko klausimas ir mes, jeigu Lietuvoje suprasime, turbūt po kokių gal 15-20 metų galbūt niekas net ir nebeklaus, ar toks yra. Tiesiog, jeigu tyrinėja tos fenomenus, jeigu publikuoja straipsnius, jeigu pažįsta tos fenomenus giliais įrankiais, jeigu tai duoda naudos žmonijai, tai toks ir yra. Sporto mokslas naudojasi ne vien tik tai judesių, sporto didelių pasiekimų, ne vien sveikatinimo, ne vien reabilitacijos judesiais, įrankiais, metodikom, technologijom, bet naudojasi beveik visų mokslo sričių instrumentais, integruoja, pradedant ir technologijom, net ir fiziniais mokslais, genetika, molekulinė biologija, psichologija, mechanika. Pasaulyje, ypač Europoje, sporto mokslas yra gerbiamas, lygiagrečiai prie visų kitų mokslų yra suteikiama tūkstančiuose universitetų sporto mokslo daktarų laipsniai, sporto mokslo bakalaurai, magistrai. EC duomenų bazės, aš taip sutrumpintai šneku, yra atskiras skiltis sporto mokslo, yra dedikuojama virš 100 mokslo žurnalų, turi savo citavimo reitingus ir nieks niekados nediskutuoja apie tai, kad tokio mokslo nėra arba jis kad nereikalingas. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai aiškus lyderiai Baltijos šalyse. Universitete atliekami fundamentalūs ir taikomieji tyrimai griaučių ir nervų sistemos srityje. Ieškoma įvairių optimalių fizinio aktyvumo krūvio metodų, kurie treniruotų, ugdytų įvairaus amžiaus žmonių, tai yra vaikų ir senyvo amžiaus, sveikųjų ir neįgaliųjų, sportininkų ir nesportuojančių ne tik raumenų ir kaulų sveikatą, širdies bei kraujagyslių, kvėpavimo sistemų darbingumą, bet ir galvos smegenų, ypač kognityvinį darbingumą. Kitaip tariant, gebėjimą priimti greitus ir teisingus sprendimus. Tai pas mus yra 5 strateginės kryptis, 2 iš jų susietos yra su fiziologija, o kitos susietos labiau yra su sveikatinimu. Tai bandysim fundamentaliausius mechanizmus taip, kad galėtumėm pritaikyti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybei. Mes turim nuo genetikos, nuo molekulinės biologijos ir baigiant sisteminiais, psichologiniais, socialiniais sporto fenomenais. Yra ką čia tyrinėti ir mes žmonėje tik žengiam pirmutinius žingsnius. Sporto mokslas apima fundamentalius ir taikomuosius, ir gilius, ir paviršinius, ir plačius, ir tarpdisciplininius problemas susietas su judėjimu, plačiaja prasme. Tai nagrinėja fiziologiniai, molekuliniai, raumens susitraukimo, atsipalaidavimo mechanizmai, fiziologiniai, molekuliniai, nugaros smegenų, kaip nugaros smegenys aktyvuoja raumenis, psichologiniai įvairių fenomenai, kaip reikia motyvuoti, kaip reikia priimti sprendimus, valdant judesius, kaip reikia stabdyti judesius. Ieškom būdų, kaip reikia atstatyti žmonės po įvairių negalių, po įvairių ligų, po įvairių sutrikimų. Ieško būdų, kaip reikia judesiais stiprinti žmonių sveikatą, tyrinėja fundamentaliai raumenis, atranda visokius mechanizmus, kur raumenis, kai treniruojasi, kad net sukuria medžiagas, kurios stimuliuoja net galvos smegenis. Atliekant fizinius pratimus, galvos smegenys išsiskiria įvairios molekulės, kurios stimuliuoja atskirų neuronų
hormonų sintezė, tai stimuliuoja mūsų mąstymą, tai apsaugo nuo ligų, tai gerina gyvenimo kokybę, tai aplamai mes ilgiau gyvenam. Taigi didysis sportas, sveikatinimo sportas, reabilitacija, judesiai. 3 pagrindinis, o kuriuose dar visokių galima atrasti mažų gabalių. Lietuvos sporto universitetas turi stiprių mokslininkų, kurie bendradarbiaudami su kolegomis iš Anglijos atlieka tyrimus genetikos srityje. Ieško, kokie genai atsakingi už antsvorį, kaip pasitelkus genetiką mažinti nutukimą, stiprinti organizmą ir intelektinį Lietuvos žmonių potencialą. Nuo visuomenės mokslo iki pat genetikos ir sprendžia problemas plačiai prasme susietas dėl žmonių gerovės, kad žmogus galėtų jaustis psichologiškai stabilus, pozityvus, kad jis būtų laimingas, galų gale ilgiau gyventų, kad jis priimtų teisingus sprendimus, kad jis savęs lupintų įvairiom pagundom, kad jis jaustųsi pilnavertis. Taigi viskas tai tarnauja žmonių gerovė. Einam Lietuva toje srityje teisingų kelių, tuo labiau, kad pasaulyje turėjom milžinišką patirčių, užtenka pasižvalgyti, kaip vien tie skandinavai, kokie mokslo pasiekimai. Nekalba apie Ameriką, kokie ten yra mokslo fantastiški pasiekimai. Tame tarpe ir sporto mokslo. Danijos, žinom, mokslas labai yra aukštumoje. Danijoje pagal mokslo prioritetus sporto mokslas pakliūna į pirmąjį 10. Mano žiniomis jis yra 5. vietoje ir Danijos sporto mokslo pasiekimai taip pat yra vieni iš geriausių. Tai galbūt vien dėl to, kad senos kultūros, mokslo kultūros šalis, kurios išauginusi daug Nobelio premijos laureatų, tame tarpe patį pirmąjį Nobelio premijos laureatą Augustą Kroką, kuris yra tituluojamas kaip sporto mokslo atstovas. Tai matyti dėl to tam tokios ir milžiniškos ir tradicijos. Lietuvos sporto universitetas siekia kuo platesnio bendradarbiavimo. Universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su didžiausiu pasaulyje raumenų tyrimo klasteriu. Jame norvegų, danų ir švedų mokslininkai atlieka fundamentaliuosius ir taikomuosius raumenų fiziologijos ir biomechanikos tyrimus. Glaudūs ryšiai Lietuvos sporto universitetas sieja su Karolinskos institutu Švedijoje, kuris yra vienas stipriausių Europoje, o kartu atliekami genetikos tyrimai. Galvoju, kad Lietuvoje mes esam auganti šalis, savo mokslinę tokią kultūrą, liberalizmo auginanti, tolerancijos slenkstį didinanti, pažinimo gylį gilinanti, tarpdiscipliniškumą auginanti ir galvoju, kad artimiausiu metu mes vis dėlto turėtumėm pradėti vienas kitą gerbti, labiau suprasti, kad ir toks sporto mokslas iš tikrųjų yra labai svarbus.